prašysime kalbėti iš tikrųjų profesionalią Europos švietimo ir tarptautinio švietimo klausimais srityje, daugybės įvairių iniciatyvų organizacijų ekspertę, konsultantę ir kartu Europos istorijos mokytojų asociacijos Euroclio, kaip suprantu, viena iš kūrėjų ir vykdomoje direktorė Joke van der Leeuw-Roord iš Olandijos, tai maloniai prašom. Thanks. Ačiū, man labai malonu būti čia. Džiaugiuosi, kad tiek daug išgirdau apie klausimus, kurie kelia susirūpinimą Lietuvai. Ne pirmą kartą lankausi Lietuvoje, bet pirmą kartą iš tikrųjų tiek daug išgirstu apie tuos reikalus, kurie dabar rūpi Lietuvai. Norėčiau šiandien pasidalinti įspūdžiais apie labai svarbų klausimą, kurį nuolat keliate šiandien. Kodėl žmonės nežino, kas įvyko Europoje? Kodėl vakarai nežino, kas vyko rytuose, rytai nežino, kas vyko vakaruose? Norėčiau pasidalinti savo patirtimi šioje srityje. Visų pirma, norėčiau paminėti, kad tik prieš kelias savaitės buvo gauta Europos Sąjungoje informacija. Mes gavome Nobelio premiją, Nobelio prizą, Nobelio apdovanojimą gavo Europos Sąjunga. Aš net nesupratau, ką tai reiškia. Bet vėliau pagalvojau, šiuo metu Europos Sąjungai ganėtinai sunku ir matome, kaip ji stengiasi, kaip ji daug daro. Man iš pradžių tikrųjų neatrodė, kad čia gera kandidatūra, bet pasigilinus imi suvokti, kad iš ties Europos Sąjungai pavyko pasiekti labai svarbų dalyką – taiką Europoje. Tai visi turime tuo džiaugtis. Europos komisija paminėjo, kad Europos Sąjunga ne tik steikia Europai taiką, bet ir įtvirtino svarbias vertybės. Tas vertybės nuolat kartojame. Ir labai įdomu sužinoti, kad kai kurios vertybės naudojamas dažniau negu kitos. Bet štai tos vertybės, jos čia suminėtos skaidrėje. Manau, kad tai labai svarbu. Čia matome žmogaus teisės, demokratija, teisės viršenybės principas. Jūs visą tai minėjote jau, bet čia nieko nekalbama apie bendrą požiūrį į praeitį. Šis dalykas nėra įdomus europiečiams. Regis, sąžiningas požiūris į istoriją yra be galo svarbus ir vykdomas svarbus projektas Istorijos nauda, kuris gana seniai buvo įvykdytas. To projekto metu nustatyta, kad istorijos svarba yra didelė kai kuriuose valstybėse, ypač tose, kuriuose vyksta krizės ar problemos. Bet kai tik valstybės mato, kad joms artėja graži ateitis, jos nebesidomi savo istoriją. Taigi, čia yra koreliacija tarp ekonominės situacijos pasaulyje ir žmonių požiūrio į istoriją. Kaip minėta, aš padėjau įsteigti Euroclio, todėl norėčiau pakalbėti apie šią situaciją ir pakalbėsiu apie labai svarbią problemą, kurią jau minėjote, požiūris į nacionalinę istoriją, istorijos naratyvą, kaip skatinti bendrą istorijos supratimą Europoje, o pabaigoje pakalbėsiu apie realius veiksmus, kurių reikėtų imtis, kad visi Europoje suprastume istoriją bendrai. 1921 metais įvyko labai svarbus susitikimas, kurį organizavo Europos taryba Belgijoje. Pirmą kartą žmonės iš įvairiausių valstybių kalbėjo apie istorijos vaidmenį švietimo srityje. Projektas vadinasi Europa. Privalau pasakyti, kad Europos taryba organizacija, kuri egzistuoja kur kas ilgiau negu Europos Sąjunga. Jis steigta 49 metais. Nustatyta, kad istorija
Buvo neremiama to projekto. Labai ilgai buvo dėmesys skirtas istorijai ir nors buvo padaryta daug darbo, nekas beįvyko. Ir manęs asmeniškai buvo paklausta, aš tada atstovavau Danijai, tai yra Olandijai, ar įmanoma būtų sukurti instrumentą, kuris išties padėtų įgyvendinti tą idėją. Geriau dirbti Europos projektui. Man buvimas kartu Europoje po karo buvo labai svarbus ir reikšmingas. Man atrodo, kad Europos Sąjunga yra labai svarbi ir aš norėjau tai remti. Po metų vėl kartu suvažiavome ir įsteigėme profesionalią istorijos mokytojų asociaciją. Asmeniškai to negalėjome padaryti. Mums reikėjo suvokti, kad tuo metu nebuvo nei interneto, nei elektroninio pašto. Taigi priemonės buvo nepalankios. Taip pat nusprendėme, kad ne atskiri žmonės tai turėtų daryti, o nacionalinės asociacijos, kurios prisiimtų atsakomybę už tokius projektus savo valstybėse. Turim pasakyti, kad tuo laikotarpiu jau buvo Lietuvos istorijos mokytojų asociacija, ji dar egzistuoja ir vakar su atstovais iš jos kalbėjausi. Jie pasakė, kad taip, jie nori dalyvauti tokiame projekte. 92-aisiais mūsų buvo 17 asociacijų. Dabar, 2012-aisiais, mūsų asociacijų kur kas daugiau organizacijų dalyvauja mūsų asociacijos veikloje ir pasisako už tos pačius principus. Matote jas šiame žemėlapyje. Šią skaidrėje. Labai daug žmonių domisi, kaip mūsų asociacija veikia įvairiausiose šalyse. Mūsų tikslinė grupė yra labai įvairi. Mes skiriame dėmesio ne tik tai mokytojams. Jeigu nebendradarbiausime su visais, su istorikais, su žmonėmis vertinančiais istoriją, žmonės rengiančiais mokyklų universitetų programas, tai nieko nebus. Štai žmonių profesionalų sąrašas. Dar visai neseniai apklausėme mūsų organizacijas, kurios yra mūsų asociacijos narės. Kas tie žmonės, su kuriais jos dirba, ir paaiškėjo, kad stengiamasi, kad kuo daugiau atstovų iš įvairiausių sričių būtų nariai. Praėjus 20 metų nuo mūsų organizacijos įsteigimo, mes suformulavome mūsų darbo misiją. Ir viena vertus nusprendėme, kad norime atsakingo švietimo istorijos srityje, gerai apmąstyti istoriją, neatsižvelgiant į politinį kontekstą. Taip pat nuspręsta, kad yra problema. Istorinis švietimas yra labai tradiciškas dalykas ir paprastai mokytojai pasakoja mokiniams, kas parašyta knygoje. Jeigu norime, kad 21-ame amžiuje moksleiviams ir studentams būtų įdomu mokytis istorijos, tai reikėtų naujoviškai ją dėstyti, įdomiau ją dėstyti ir aktualizuoti ją. Subūrę rytų ir vakarų Europos piliečiai suvokė, kad istorija labai susijusi su politika glaudžiai. Kaip atskirti istoriją nuo politikos? Štai iškilo koks klausimas.
Kai mes sustikome ir kalbėjomės tarpusavėje, mums išaiškėjo, kad visoms šalims tenka susidurti su ta pačia problema. Iš dalies, istorija labai glaudžiai susijusi su politiniais vėjais, o mes norėjome atsiskirti nuo politikos, bet kito vertus, švietimas istorijos srityje turi tam tikrą tikslą. Make any relevance for a curriculum. Why should we history on the curriculum if there is not something happening with it? So in the end, we are also Galiausiai under a political umbrella. Mes vis dėlto esame susiję su politika. Mes remiame tokius dalykus kaip taika, demokratija ir stabilumas, nes mes vertiname šias vertybės. Mes nenorime šviesti žmonių taip, kad jie nemąstytų. Labai kritiškai reikia vertinti istoriją. Ir kritinis mąstymas turi būti sureikšmintas. Vakar paklausiau moksleivių, kaip jums atrodo, kas svarbiausia dėstant apie istoriją. Ir man buvo nuostabu, kad pusė studentų atsakė, kad svarbu vystyti patriotiškumo jausmą. Asmeniškai turiu pasakyti, vakarų Europos mokymo turinyje ir vakarų Europos studentai tokį klausimą visiškai kitaip atsakytų. Čia Europoje nuspręsta, kad istorija ir švietimas apie istoriją padeda žmonėms suprasti, kokiame pasaulyje jie gyvenime, kokiame pasaulyje jie gyvena ir vysto patriotizmą, bet bendrai mums atrodo, istorijos kaip dalyko prasmė yra išmokyti žmonės suprasti, kokiame pasaulyje jie gyvena. Ir labai svarbu, kad istorija liktų mokymo dalykas. Vienas problematinis klausimas yra, kaip dėstoma istorija. Jau minėta, kad viena iš problemų yra ta, kad yra labai aiškus nustatyti dogmatiški standartai, kaip dėstyti istoriją. Ta dogmatika yra visame pasaulyje, ne tik Europoje. Galiu net jums duoti pavyzdžių. Visada istorinis naratyvas yra pagrįstas arba aukos sindromu, arba pasididžiavimo idėja. Pažvelkime į Jungtinės karalystės istoriją, istorijos dėstymą. Ten giriamasi, didžiuojamasi savo praeitimi. Šalyse, kur buvo daug kančių, tai vyrauja aukos sindromo naratyvas. Kaip Lietuvoje, pavyzdžiui. Bet kur kas mažiau arba visai beveik nedėstome apie tai, kokias problemas sukėlėme patys. Pavyzdžiui, Olandija yra mano šalis ir ten taip pat daugiausiai dėstoma apie mūsų didžius pasiekimus, garbingus istorijos faktus 17-18 amžiuje. 17-18 amžius mūsų šaliai buvo aukso amžius, mes buvome didžiulė kolonijinė valstybė. Tačiau apie 20 amžių mokome ten apie antrąjį pasaulinį karą ir ten jau pasirodo aukos sindromas. Tačiau, ką galime pasakyti apie nusikaltimus prieš žmoniją, nusikaltimus žmoniškumui? Juk Olandija buvo kolonijinė valstybė ir tuo laikotarpiu, kai mes turėjome daug kolonijų, tai atlikome labai daug nusikaltimų žmoniškumui. Buvo daug vergų, sistema buvo labai žiauri, bet to neminime dėstydami istoriją savo šalyje. Kroatijoje skrisdama lėktuvu gavau tokį sausainiuką ir net ten mažame tekste prie to sausainiuko pridėtame buvo labai daug rašoma apie garbingus istorijos momentus Kroatijai. Dar viena problema, kurią pastebėjo mano kolegos, yra tai, kad mes kalbame
pasakome tokį naratyvą mūsų studentams ir mokslininkams ir moksleiviams iš labai konkrečios perspektyvos. Tas naratyvas atlieka labai svarbu vaidmenį labai ilgą laiką. Jau minėta šiandien ir dažnai kalbėta apie tai, kad esą vakaruose suvokiama, kad Rusija laimėjo antrąjį pasaulinį karą. Man atrodo, ir minčiausia istorija yra, kad amerikiečiai ir britai padėjo laimėti karą. Ta istorija, jeigu jūs išgirstamte mokykloje ir niekas jums nieko kito nepasako, tai jūs patikite, kad taip ir buvo. Nes tas naratyvas labai rimtas, labai tikras ir tos valstybės dvi yra iki šiol labai galingos. Mes mėginame skatinti studentus mąstyti kritiškai. Klausėme mūsų organizacijos narius, ką jie apie tai galvoja. Jie sako, kad jie nepatenkinti esamą situaciją. Ir juos liūdina tai, kad žmonės iki šiol istoriją dėsto per tokias vienareikšmiškas istorijas ir priverčia žmonės tomis istorijomis tikėti. Iškyla problema, kurią paminėjo labai garsi rašytoja rašanti apie istorinio švietimo pasiekmes ir išdavas. Jis sako, kad sunku užtikrinti, kad būtų išties dėmesys skiriamas ir aukoms, bet kad nebūtų perduotas tas aukos sindromas kitai kartai, kad ta kita karta nebejaustų neapykantos. Bosnijoje, Serbijoje, Kroatijoje esu lankiusis ir žinau, kad ten žmonės turi didžiulę problemą, karas juos palietė labai gyvai, visi žmonės yra neseniai patyrę karą. Kaip užtikrinti, kad ta neapykanta nepereitų į kitą kartą ir kad kita karta nebenorėtų vėl toliau kovoti? To juk niekas nenori. Čia įdomus Europos vertybių atlasas. Pažvelkite į jį. Čia labai gražiai parodyta, kaip mes mąstome ir kaip jaučiame. Pažiūrėjau į jį. Na, jeigu dabar dėstome istoriją štai taip, ar mums atrodo jį daro poveikį taip, kaip mes norime, kad jį darytų poveikį? Ogi procentas žmonių, kurie sako, kurie didžiuojasi, būdami savo šalies piliečiais, yra nurodytas, o raudona rodo 99-92 procentai patenkinti. Taigi, istorijos dėstymas prisideda prie pasididžiavimo savo šalimi. Kasgi vyksta Europoje? Kasmet mes atliekame tyrimų projektus ir nustatome, kaip Europa vertina Europos įvykius. 2010-aisiais uždavėme klausimus apie tendencijas. Ar daugiau susidomėjimo nacionalinė istorija, ar europinė istorija. Iki 2000-ųjų paprastai atsakydavo mums žmonės, kad paprastai yra tendencija didinti Europos istorijos kiekį mokyklų mokymo turinyje. Dabar, nuo 2010-ųjų, kuo toliau, tuo daugiau nacionalinė istorija ima dominuoti. Tas dominavimas matomas ne tik Lietuvoje, net ir Belgijoje, Danijoje, Nyderlanduose, kur anksčiau paprastai labai daug dėmesio skirta tarptautiniai istorijai. 2005-aisiais mes atlikome tyrimą ir uždavėme klausimą, na, sakykime, daugiau dėmesio skirsime tarptautiniai istorijai. Ką tai reikš? Kokios bus to išdavos ir pasiekmės? Štai pavyzdžiui, moksleiviams nuo 12 iki 15 metų privalu mokytis istoriją visose Europos valstybėse, jiems istorijos dalykas yra privalomas. Vakarų Europoje
Tarptautinė istorija dėstoma pakankamai gerai. Vidurio Europoje ganėtinai gerai. O štai pietvakarių Europoje mažiau. Kas darosi su jaunuoliais, kuriems nuo 15 iki 18 metų? Tada jau dauguma šalyje nebėra privaloma mokytis istorijos. Kasgi dėstoma apie, pavyzdžiui, Lietuvą Europos moksleiviams? Kągi, jiems po 15 nebeprivaloma mokytis istorijos. Tai galite įsivaizduoti, koks paviršutiniškas jų žinių lygis, jeigu jie tik iki 15 mokėsi apie istoriją ir jeigu ten buvo prastai dėstoma istorija. Tarptautinė turiu manį. Čia matome įvairius lygius, tamsia spalva pažymėtas geras dėstymas, nuoseklus dėstymas apie tarptautinį Europos istoriją, o kuo šviesesnė spalva, tuo prasčiau dėstomas istorijos dalykas moksleiviams nuo 15 iki 18 metų. Vokietija čia atrodo labai gerai, kaipgi atrodo rytų Europą. Užduodame gilesnius klausimus ir paaiškėja, kad ten daugiausiai dėstama apie Rusiją, apie Staliną ir tai ir yra jiems, kaip jiems atrodo tarptautinis švietimas apie tarptautinę istoriją. Mes turėjome susitikimą Latvijoje pernai ir klausėme, ką reiškia, jeigu mes kalbame apie Latviją, kiek Latvijos yra istorijos dėstyme. Ten buvo atsakymas, kad minima Latvija tik tai kaip nauja šalis po Antro pasaulinio karo atsiradusi. Taip pat minima kaip Molotovo-Ribbentropo pakto apimama šalis, kuri vėl dingo, o šiuolaikiniu laikotarpiu trečią kartą įminima, kai tapo nepriklausoma po 91 metų. Ir tik tai tuos 3 kartus minima Latvija istorijos dėstyme. Jeigu būtume ištyrę Lietuvą, tai manau, kad panašiai Latvija būtų minima jos istorijos dėstyme tik 3 kartus. Kiek laiko skiriama istorijos dėstymui? Kiek įmanoma skirti to laiko? Matote, kad vidurio rytų Europoje yra gera tradicija dėstyti Europos istoriją, vakarų Europoje ir tokia valstybė kaip Anglija, pavyzdžiui, labai laiko mažai skiriama Europos istorijai. Iškyla klausimas, kodėlgi žmonės nežino nieko apie mus? Ogi todėl, kad jie tiesiog neskiria laiko švietimui apie Europos istoriją. Grįžtame prie mūsų atlaso, Europos vertybių atlaso. Čia užduotavėme kitą klausimą. Kiek žmonių laiko Europą pirmąją arba antrąją svarbiausią grupę, kuriai jie priklauso? Žvelgime į procentus. Daugiausiai procentų žmonių, kurie laiko save europiečiai, turėtų būti raudonas, bet čia net nėra tokios spalvos. Taigi geriausiu atveju čia turime tokią situaciją, kad net maksimaliai 9% atsakytų į klausimą, kas jūs esate, antrų žodžių būtų europietis. Taigi, matome, kokie rezultatai yra. Ką daryti toliau? Galime daug skųstis, bet kągi galime padaryti? Man atrodo, kad labai svarbu, jeigu norime tęsti savo darbą, tai reikia remtis labai griežtomis taisyklėmis. Man dažnai kelia susirūpinimą tai, kad mes užmirštame, kad istorija neturi tapti politikos instrumentu. Kai išgirstu argumentus teigiančius, kad
daugiau dėmesio reikėtų skirti mūsų bendrai istorijai. Aš suprantu, kad pernelyg dažnai tik kelios Europos parlamento partijos laiko tai politinį svarbu dalykų. Man atrodo, kad visos partijos turėtų remti šį dalyką. Tai reiškia, kad mes kritiškai turime žvelgti į istoriją kaip dalyką. Reikia remtis duomenimis, faktais, bet rimtis jais kritiškai. Aš jau kalbėjau ir girdėjau apie tai, kaip svarbu atverti archyvus, iškirsti žmonių prisiminimus. Be abejo, istorijoje turime remtis istoriniais šaltiniais ir kritiškai juos žvelgti. Turime suprasti, kad žmonės pasakoja skirtingas istorijas. Vieni sako, kad nukentėjo labai smarkiai, kiti sako, kad ne taip jau ir smarkiai. Reikia atsižvelgti į tai, kad tos istorijos labai įvairios. Ir galiausiai reikia suvokti, kad istorija yra visada interpretavimas, praeities interpretavimas. Visada yra tikimasi, kad yra galimybė rasti tiesą, tačiau visišką tiesą 100% rasti neįmanoma. Reikia tiesiog siekti dirbti tiek, kiek nuoširdžiai ir nuosekliai, kiek galime, bet tikros teisybės mes niekada neatrasime, nes informacija visada ateina asmeniška, suasmeninta ir niekada nėra objektyvi. Dar labai svarbi problema yra tai, kad reikia pakeisti mūsų požiūrį į istoriją. Mes sakome, kad norime naujos istorinės paradigmos ir kad be abejo mes vertiname mokymasi, o ne tiesiog žinių sankaupas. Vėl grįžtu prie jūsų istorijos. Kodėl žmonės nežino? Ką jie sužino apie Staliną? Stalinas buvo diktatorius, jis nužudė labai daug žmonių. Bet vakariečiai neišgirsta nieko apie asmeninę patirtį. Tik apie politiką, apie karą. Ir daugiausiai apie vyrus, baltus vyrus, kurie atėjo į valdžią. O studentai, moksleiviai, tai nesuteikia galimybės pajusti tai asmeniškai, per asmeninį patyrimą. Jeigu norime pakeisti požiūrį į istoriją, tai reikia eiliniams žmonėms suteikti balsą, pasižiūrėti į kultūrą, į kitą patirtį, ne tik politiką ir valdžią. Eurocleo bando daryti daug šioje srityje ir štai pavyzdžiui kitame metinėme susitikime mes minėsime labai daug įvairių įdomių renginių ir įvykių įvykusių Erfurte arba prie Erfurto. Kalbėsime apie nacistų Vokietiją, apie žydų patirtį ir bendradarbiausime su ES piliečiais. Nagrinėsime šią bendrą atmintį ir bendrą europinį patirtį. Mes žinome, kad daugiau nei 200 žmonių prisijungs prie mūsų tame susitikime. Dar vienas be galo svarbus instrumentas yra pradėti žiūrėti į naujoves, prieigą. Tad mūsų asociacijoje parengėme interneto puslapį Historiana. Jį labai lengva rasti internete. Čia kalbame apie nacionalinę ir tarptautinę patirtį. Nacionalinė patirtis tampa prieinama visiems ir šio projekto metu taip pat stengiame žiūrėti naujai į istoriją, žvelgti į migracijos patirtį, kaip pažeidžiamos arba gerbiamos žmogaus teisės. Štai visokiausi klausimai, kuriuos mes nagrinėjame šiame puslapyje. Jeigu šis puslapis veiks gerai, tai kviečiu jūs visus pagalvoti, kaip galėtumėte prisidėti prie tokios iniciatyvos ir padėti žmonėms gauti daugiau ir geriau suprasti praeitį. Švenčiame savo 20-metį. Pristatysime Historianą Europos parlamente. Vakar
Jūs girdėjote vieną iš Europos parlamento narių, ji padės mums organizuoti tą parodą. Parodysime, kad jau 20 metų dirbame siekdami dialogo Europoje. Tačiau mums reikia kažką dar padaryti. Ne tik pilietinė visuomenė, ne tik pilietinės visuomenės organizacija. Mums reikia paramos, mums reikia nacionalinių politikų paramos, tarptautinės politikos paramos, Europos parlamento paramos ir visų pirma, aš visada kartoju, kad reikėtų mažiau dėmesio skirti nacionaliniai istorijai. Pernelyg dažnai girdžiu politikus besiskundžiančius apie tai, kad nepakankamai susidomėta ir domimasi šio regiono istorija, bet tuo pat metu savo šalyse jų argumentai yra tokie, kad reikia dėstyti daugiau apie savo šalies istoriją mokyklose ir universitetuose. Tai nėra gerai ir tai kur kas, tai labai kenkia mūsų bendram istorijos supratimui. Taip pat labai svarbu pamatyti, kad kažkas vyksta, o ne tik kalbėti apie tai. Pagalbėkime, reikėtų sugalvoti apie bendras temas. Ne apie problemas, ne tik apie kančias, bet ir apie teigiamus dalykus, pavyzdžiui, technologijas, kitus dalykus, kurie labai įdomus jaunimui. Galiausiai reikėtų išties siekti konkrečių dalykų. Vakar jau girdėjote, minint kolegas, kad yra Europos istorijos namai. Yra projektas pradėtas Europos parlamente. Man kyla klausimai. Man atrodo, kad tai politizuotas dalykas. Kadangi jeigu politinė institucija organizuoja muziejų, tai politizuotas dalykas. Man atrodo, reikėtų galvoti labiau apie tarptautinės iniciatyvas, nepriklausomus profesionalus. Istorija turėtų ne valdžios rankose būti, ne jų kišenėje. Yra dar viena puikia priemonė, Google, jūs ją lengvai rasite, tai yra Europeana. Ten daugybė knygų, bibliotekų, išteklių, tekstų. Tokių projektų stimuliavimas yra reikalingas, reikėtų užtikrinti, kad visi žmonės galėtų juos pasiekti ir gauti, ką nori, ko jiems reikia. Taip pat Historianoje kas vyksta. Mes gavome pinigų jai įsteigti, bet neturime pakankamai pinigų, kad tai taptų tikrai geras instrumentas, kad būtų pripildyta į turinio. Norint, kad šis instrumentas būtų naudingas, reikėtų tęsti jo įgyvendinimą ir gauti finansavimo. Reikėtų mokyti švietėjus, istorijos dėstytojus. Vakar man sakyta, kaip būtų įdomu bendradarbiauti su kolegomis iš Europos, kaip įdomu būtų sužinoti, kaip mokoma apie totalitarines sistemas, bet kas tai mokės? Jeigu mes keliausime kartu, reikėtų keliauti, o kelionėms reikia pinigų. Be abejo, norime įvykdyti tokį projektą, bet mums reikia pinigų. Yra toks dalykas Europos paveldo ženklas. Pagal šį projektą nagrinėjami Europos muziejai, kurie organizuoja įdomias parodos apie istoriją. Man atrodo, reikėtų šią priemonę sustiprinti. Mes jau 20 metų dirbame tam, kad padėtume jums. Ačiū. Dėkoju. Jeigu galima klausimai, kad būtų susiję su tuo, ką žmogus kalba, ne su šiaip kuo nors, kas mums gyvenime įdomu ar patinka. Tai prašom. Ačiū. Gal daugiau šiandien klausimų neuždavinėsiu. Dabar visiškai neseniai gerbiama vadovė Europos mokytojų asociacijos paminėjo tokį dalyką, kad mažiau reikia kalbėti apie nacionalinės istorijas. Tai dabar aš nenorėčiau sutikti ir matyti, nemažai mūsų auditorijos su tuo nenorėtų sutikti, nes kaip pavyzdys yra, Rusijos valstybinė net politika yra aiškina jos politikai, kad ir skleidžia visišką netiesą, kad Lietuva nebuvo, reiškia, nei 1940 metais, sakykime, okupacijos pradžia, nei tuo labiau po 1945 metų. Tai jeigu mes nekalbėsime
apie savo būtent šitą istoriją, tai mūsų, reiškia, jaunimas per Rusijos įtakingas žiniasklaidos priemonės nežinos tikros tiesos. Tai čia yra tam tikra specifika tų valstybių, kurių, kaip sakoma, ES, mes esame krašte, sakykime, rytuose. Tai vat, norėtumėm jūsų nuomonės. Prašom. Aš nemanau, kad aš nepasakiau, kad nereikia kreipti dėmesio į nacionalinę istoriją. Pasakiau, kad galbūt reikėtų mažiau dėmesio skirti tam. Juk tai yra ir Europos istorija, kuri apima ir jūsų šalį, ir mano šalį. Ir aš manau, kad jūs galite pažvelgti į šias temas iš platesnės perspektyvos. Nes ne tik Lietuva, bet Latvija ir Estija, Lenkija buvo susiję su šiais procesais. Manau, kad yra prasmės plačiau žvelgti į šią temą, o ne vien kaltinti žiniasklaidos priemonės, nes yra žiniasklaidos pranešimų, kurie iš tikrųjų kalba tiesą, vertina įvykius teisingai. Ir, sakykime, kažkurie blogi dalykai atsitiko ne vien tik Lietuvos žmonėms, bet ir kitiems žmonėms. Manyčiau taip. Čia rašytojas Eugenijus Ignatavičius. Taip, prašom. Česlovas Havelas yra pasakęs apie politiką ir moralę, kadangi istorija rišasi su politika, o politika rišasi taipogi su moralė. Jis pasakė, jeigu yra amorali politika, tai šita valstybė, šita sistema yra pasmerkta žlugti. Mūsų prezidentas, buvęs Brazauskas, pasakė, kad politika ir moralė neturi nieko bendro. Man labai įdomu būtų paklausti, kaip yra vertinama moraliniu požiūriu Europos laikysena, kaip Čečėnijos įžudymo atžvilgių. Čia istoriniai dalykai. Gruzijos penktadalio teritorijos okupacijos atžvilgių arba pokario metais pasirašyta sutartis, po kurio pasirašė didžiosios valstybės. Čerčilis, Jungtinių valstybių prezidentas, ir atiduodant rytų Europą bolševizmo okupaciją. Čia moralinių požiūrių, taip įdomu, ar yra aiškinama tas ar ne? Iš tikrųjų labai įdomus klausimas. Na, pirmiausia, aš manau, kad geopolitika neturi moralinio pagrindo. Ji susijusi su galia, kaip išlaikyti tą galios balansą. Ir taip, iš tikrųjų, neturiu labai pozityvių jausmų šiuo atžvilgiu. Ir aš pasakiau, kad iš tikrųjų negatyviai reagavau, kai sužinojau, kad ES gauna Nobelio prizą. Ir man tai nepadarė didelio įspūdžio. Tačiau yra įdomių elementų, kalbant apie istorijos mokymą. Jeigu jūs dirbsite, o ne vien tik informuosite studentus apie tai, kas atsitiko, tačiau galbūt lavinsite jų kritinį mąstymą, kad jie patys galėtų daryti išvadas. Diskutuosite tai įvairiais požiūriais. Ar buvo kitas pasirinkimas, sakykime, ar vyko dėrybos ir panašiai. Iš esmės, aš manau, klausimas, kurį jūs keliate, yra vienas iš dalykų susijusių su šių laikų istorijos mokymu. Neduodant kažkokio moralinio įvertinimo iš karto, tačiau bandant, kad mokiniai, studentai suvoktų, kodėlgi taip atsitiko. Ar galėjo būti kitaip?
Ir sakykime, kaip Lietuva tapo geopolitinio elgesio auka? Ką galima? Prašom, ponas Algirdai, bet tikrai trumpai. Na, jūs visada su šypsena yra su šypsena. Trumpai, dėl Nobelio premijos Europos Sąjungai, tai yra didelė tokia nuomonė Lietuvoje, kad tai gavo už švarų kraują Afganistane ir už švarų kraują Irake. Ačiū. I haven't heard that story. Na, aš tos istorijos negirdėjau, todėl nelabai galiu komentuoti. Aš iš esmės manau, kad tai buvo aiškus pranešimas, žinutė iš Oslo, kad ES turėtų toliau tęsti tai, kas pradėta. Ir iš tikrųjų, tai, ką ES daro, duoda didelę naudą žmonėms. Porą nemažiau intriguojančių pranešimų, tai dėkui gerbiamai